Sveiki, šiandien su jumis sveikinamės iš Kalėdų senelių sostinės. Darbai ir šventės čia kartu. Menų mėgėjams džiazo vakarai ir klasikos koncertai. Sportuojantiems visos galimybės save išbandyti ir žemės skonį pajusti. Iš čia ir visa Lietuva matyti. Gimtosios žemės laidoje žiūrėkite, kaip žmonės Lietuvoje gyvena, kaip švenčia ir vieni kitų nepamiršta. Šiandien pasakosime, kokia gimtoji žemė buvo mūsų herojams, kaip Lietuvoje įvertinti geriausi darbai ir aukščiausi pasiekimai ir kaip daromi maži dideli stebuklai. Metų sandūra – įprastas laikas nuveiktus darbus apžvelgti, o geriausius įvertinti. Verslui ir valstybei nusipelniusius žmonės Lietuvos pramonininkų konfederacija pagerbė įteikdama Petro Vileišio, inovacijų prizo, sėkmingai dirbančios įmonės nominacijų apdovanojimus. Petro Vileišio apdovanojimu verslo bendruomenė Lietuvos ir užsienio piliečius pagerbė už asmeninius nuopelnus versle, visuomeninėje veikloje bei jaunosios kartos atstovus už studijų bei mokymosi pasiekimus. Apdovanojimai šiemet įteikti Vilniaus universiteto rektoriui, profesoriui, habilituotam daktarui Benediktui Juodkai, Klaipėdos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentui Aloyzui Kuzmarskiui, Vičiūnų įmonių grupės bendrasavininkui ir valdybos nariui Liudui Skierui bei Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 1990 m. kovo 11 dienos akto signatarui Emanueliui Zingeriui. Nacionalinio konkurso inovacijų prizas, kurį rengė Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramonininkų konfederacija, nugalėtojais 3 kategorijose nominuota 14 įmonių. Inovatyvaus jaunojo verslininko kategorijoje laimėjo Augustas Alešiūnas ir bendrovė ART 21, gaminanti programinę įrangą žemės ūkiui Agrosmart. 3 didelių, vidutinių ir mažų įmonių grupėse įmonės varžėsi dėl 2011 m. sėkmingai dirbančios įmonės apdovanojimo. Laimėtojai buvo nustatyti pagal produkcijos, paslaugų, eksporto apimtis, pelningumą, investicijas į gamybą, darbo našumo rodiklius ir kitus papildomus kriterijus. 82 įmonės iš 15 Lietuvos ūkio šakų buvo nominuotos konkurso Lietuvos metų gaminys 2011 apdovanojimams. Didinti aukštos kokybės lietuviškų gaminių konkurencingumą – tai vienas konkurso tikslų. Lyderė čia išlieka maisto pramonė, vienas didžiausių Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių. Šio sektoriaus įmonių gaminiai konkursą gavo daugiausia apdovanojimų. Tai ir varškės sūris su krapais, ekologiška tamsi inteligentų duona, jorės duona, ruginė duona be mielių, šeimininkės duona, 7 grūdų duona ir net visavertis suaugusių šunų ėdalas su jautiena ir vištiena. Įvertinti buvo iki šiol Lietuvoje visiškai negaminti ir naujai sukurti originalūs produktai. Selekcijos mokslo ir verslo bendradarbiavimo pastangomis sukurta biokuro rūšis – hibridinė drebulė. Pirmoji lietuviška dantų pasta ir vienas iš retų projektų – pastatyta moderniausia Vilniaus Balsių mokykla. O Lietuvos liaudies kultūros centras – nacionalinio bendruomenių konkurso rengėjas. Apdovanoja 3 stipriausias, kūrybingiausias, aktyviausias, reikšmingų rezultatų pasiekusias bendruomenės. Už savanorystės plėtojimą apdovanotas paramos fondas Jaunimo linija, teikiantis emocinę paramą jaunimui. Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija paskelbta nominacijos už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų saugojimą ir sklaidą laimėtoja. Nominacijoje už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui laimėjo Vilniaus visuomeninė organizacija Balsių bendruomenė. Pakeisti Lietuvą yra gan didelis darbas, bet pradėti reikia nuo mažų darbų.
Ir tiesiog savo pavyzdžių, savo darbais stengiame parodyti žmonėms, kad mes patys galime būti kūrėjais. Patys galime padaryti viską savo jėgomis, savo iniciatyvą ir tie darbai matomi. Sugalvojame sukurti mitologinį parką. Taip, tai mūsų buvo pastangos, buvo mūsų norai, mūsų projektai, mūsų svajonės ir jos tampa realybė. Prieš 10-metį buvome užsibrėžę tikslą pastatyti mokyklą Balsiuose, kad vietos gyventojams, vaikams būtų patogu. Būtent vaikams. O tame tarpe ir visi jaunos šeimos tikrai turi labai didžiulį stimulą dauginti Lietuvą, turėti daugiau vaikų, nes problemų nebeliko. Mokykla vietoje, švietimas vietoje, užklasinė veikla, būreliai, viskas vietoje. Tai demografinė padėtis, kuri dabar yra Balsių bendruomenė, iš tikrųjų rodo savo skaičius. Gimsta apie 100 vaikų per metus, tai yra 8 000 gyventojų bendruomeniai nemažas rodiklis. Apie tai, kaip aktyvūs piliečiai Balsių bendruomenės nariai savo darbais stiprina valstybę, jums papasakosime kitoje Gimtosios žemės laidoje. Visi mes švenčių metu stengiamės pasveikinti savo artimuosius ir draugus, o pastaruoju metu vis labiau plinta tradicija nepamiršti ir svetimų, vaikų, vienišų ar neįgalių žmonių. Tad šiandien kviečiame jūs drauge su Panaros bendruomenės nariais aplankyti keletą tokių žmonių. Labą dieną, Jonelė. Ar pažįsti mane? Ar pažįsti? Pažįsti mane. Atsimenu. Kaip? Niekada. Ai, atsimeni. Atvažiavom tavį pasveikinti su Kalėdom. Ir va su jaunimu gražiu. Nuo Panaros bendruomenės. Nu. Ir tau dainelį labai gražių atvežė dovanų. Nu. Blizgančių sniegų, lėkti rogėm palaima ir skamba su varpeliais mūsų juokas ir daina. Kokia šviesi naktis, egližėris sidabru, užgniaužia kvapą grožis nutilusių miškų. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, dindilin, dainuok su varpeliu. Vejam mes jauni, kaip gera ir smagu. Senelis Jonas savo kaime buvo garsus pintinių meistras. O dabar jis liūdi, nes nebegali dirbti šio mėgiamo darbo. Šiuose merkinės globos namuose gyvena iš tų pačių Panaros apylinkių kilusi ir močiutė Ona. Ar suveinat abudu pasišnekėt? Suveinam. Pasišnekat apie jaunas dienas, kaip abudu buvot? Pasišnekam kodėl. Tik kad jis aš korca, bet jis dar kortesnis. O jūs seniai čia jau gyvenat šitose namuose? Jau aš galiu 8 ar 9 metai. Aš patys atvažiavau autobusu. Pati atvažiavo? Tenai, bet kaip atvažiavau čia, tai nusilgiau net. Moterų ir vyrų ir pasišnekėti ir suvoj. O daryti vieną. Būti ir mane uždegį, neatsikat namelį. O čia ir priežiūra yra, ir viskas, ir prižiūri. Ir vakar šias daktaras vietom, o tykim nieko. Norėjot visos Panaros, tai Panara atvažiavo mergaitės, jums dar susveikinimu labai gražiu nuo Panaros. Panarau. Žiema. Baltos rogės, baltas žirgas, baltos pasakos užvilgo, rogėse balta višne, kur keliausi nežinia. Aš dabar pas jūs pabūsiu, lediniu kvapu papūsiu, kai vanduo pavirsi stiklą, jūs pakviesiu į čiuožyklą. Kaip gražiai. Aš neturiu ko nei paklot. Po pertraukėlės toliau žiūrėkite, kaip daromi maži dideli stebuklai, bei kokia gimtoji žemė buvo mūsų herojams.